Ar gerai? Gerai! Sveiki, su jumis Žiburio žinios ir aš. Tik aš šią savaitę. Kaip bebūtų gaila, bet mūsų Žiburio komanda, Žiburio žinių komanda išguldė negailestingą rudeninį stichiją vadinamą liga. Kokia liga tai? Nežinau. Mano kolega Mantas susirgo bronchitu. Kitas kolega greičiausiai peršalo, bet liga išguldė visus. Na, gal kažką linksmesnio galėčiau pasakyti. Iš tikrųjų, savaitė gana tuščia buvo, bet pamaloninome ir širdį. Mūsų širdie laimės atnešė gerumo akcija, kuri vyko praeitą savaitę. Mokiniai iškepę pyragus, padarė sausainukų ir visokių bulvyčių, pardavinėjo jas ir surinktus pinigus paaukojo vaikams. Reportažas iš Domanto. Sveiki, su jumis Žiburio žinių žurnalistas, sporto rubrikos vedėjas Domantas. Kaip matote, aš sergu. Ir prie smerties jau. Taigi negaliu jums sukurti kokio nors įdomaus reportažo. Todėl rodysime jums penktadienį darytą interviu su viena iš savanorių. Linksmo žiūrėjimo. Labas, Kornelija. Taigi, kas čia buvo per tokią akciją? Čia buvo tokia pyragų, sausainių ir viso ko akcija. Ir pinigus, kuriuos aukojo už tuos sausainius žmonės, kurie juos valgė ir ėmė, skirysime Aleksoto karito socialiai remtiniems vaikams. O čia galėjo prisidėti visi norintys, ar kaip, ar tik išrinktieji kaip nors? Be abejo, visi galėjo ir kepti visi, nors kepė gana daug žmonių. O pirko, ar kaip čia sakyti, nepirko, aukojo ir vaišinosi visi. Aišku, o kiek, jei nepaslaptis, surinkot pinigų? 482 litus. Matau, kokie mūsų geri gimnazistai. Ačiū labai jiems visiems, kurie aukojo. Sveiki sugrįžę. Kaip žinome, ketvirtadienį minėjome tarptautinę sveikinimųsi dieną. Mokykloje vyko įvairūs renginiai, vienas iš jų – masiniai apsikabinimai. Dabar norėčiau pristatyti gana šviežią mūsų komandos, Žiburio žinių komandos narį, Darių. Sveiki, taigi šiandien kalbinu buvusią prezidentę ir norėčiau paklausti, kas šiandien per šventę vyko mokykloje. Šiandien gimnazijoje šventėm tarptautinę šventę, tai yra sveikinimosi diena. Ir kaip sekėsi ją suorganizuoti? Suorganizuoti, nežinau, manau, daug kas vyko truputėlį ir ekspromtu, buvo labai linksma. Viskas, žinoma, mūsų visa veikla priklausė nuo to, kiek žmonių ateis ir kiek dalyvaus, bet manau, sekėsi gan neblogai ir tie, kurie dalyvavo, liko linksmi ir patenkinti ir man pačiai buvo labai smagu prisidėti prie šios šventės. O ar užsibrėžtą tikslą įvykdyti? Na, mūsų tikslas buvo įtraukti kuo daugiau mokyklos narių ir pranešti apie šią šventę, nes manau tikrai ne visi žinojo, kad tokia šventė iš viso pasaulyje egzistuoja. Ir manau, mums pavyko tikrai pranešti daugumai, kad tokia diena yra ir truputėlį juos pralinksminti. Ar tiesiog su jais pasisveikinti ir kažkaip kitaip pakeisti jų tiesiog dienos rutiną mokykloje. O ar daug mokinių dalyvavo šioje šventėje? Kiek atėjo pertraukų metu į šitą foje, tai nelabai daug tų žmonių atėjo, bet šiaip kiti tikrai vykdė ir tas užduotėlės, kurias ryte dalinom ir manau, dalis mokinių tikrai įsitraukė į šią veiklą. O galėtų trumpai papasakoti apie tas užduotis? Apie tas užduotis. Tai mokiniai ryte gavo 9 užduotis, berods, jeigu neklystu, ir jiems reikėjo, tarkim, apsikabinti 5 nepažįstamus žmonės, pasisveikinti su 10 žmonių ar tiesiog pasakyti jiems kažkokiu komplimentu. O ar tu įvykdai visas užduotis? Vienos tai tikrai neįvykdžiau ir dėl to labai gailiuosi, bet manau, aš dar ją įvykdysiu, nes dar diena nesibaigė. O ar vyks panašių švenčių ar kažkokių renginių dar mokykloje? Tikrai vyks ir mes kažką sugalvosim naujo ir jūs visus pralinksminsim. Gerai, ačiū už pokalbį. Ačiū už arbatą. Skani arbata. Neblogai. Viso. Sveiki sugrįžę. Kaip žinome, originaliai aš esu Oruolis Tomas.
Tai gal ir sugrįžkime prie šios rubrikos. Iš tikrųjų, kodėl aš vėl vedu šią rubriką? Manau, kad priežastis gana aiški ir jau paminėta. Visus Žiburio žinių komandos narius išguldė liga. Todėl esu priverstas imtis griežtų priemonių. Norėdamas sustabdyti ligą, norėdamas sustabdyti šį nesustabdomą traukinį vežantį bacilas, aš prašau kažko iš viršaus, kad sumažintų slėgį, kad baigtųsi lietus, kad baigtųsi šie dulksnoti orai. Šiandien Vilniuje mėlynas automobilis pateko į avariją. Buvo sužaloti 3 žmonės. Ir visa tai dėl labai paprastos priežasties. Jis buvo užsidėjęs vasarinės padangas. Kaip žinome, nuo lapkričio 1 įstatymai priverčia mus užsidėti žieminės padangas, kurių protektoriaus gylis turi būti didesnis negu 3 mm. Šiandien yra lapkričio 22 diena. O dauguma vaikų dar vis važinėja su vasarinėmis padangomis. Pažiūrėkite, mokiniai, pažiūrėkite, mano mėly mokytojai, kaip gausėja mašinistų būrys. Iš tikrųjų, filmavimo laikas gan prastas, nes dabar yra jau po 6 pamokų, net po 7. Dauguma mokinių išvažiavę, todėl negaliu parodyti savo mylimų mokinių autoparko. Tačiau autoparkas vis didėja. Šiandien statydamas automobiliai susidūriau su didžiulė problema. Jau paprasčiausiai nebuvo kur pastatyti. Vietos nebuvo. Turėjau važiuoti pas savo draugę Gretą, kuri gyvena gretimoj gatveliai šalia kareivių kapinių. Kelionė link mokyklos man užtruko ilgiau negu įprastai. Nepaisant to, kad važiavau su mašina. Štai puikus pavyzdys, kaip žmonės nesaugo savo sveikatos. Liko žieminės padangos. Tesaugo jos Dievas. O komercinis pasiūlymas bus toks. Saugokit save, saugokit kitus. Juk jūs ne vieni kelyje. Ką galvoja apie to žmonės, kurie žiemą važinėja su vasarinėmis padangomis? Jie daro savo gėdą. Taip, jie daro savo gėdą. Jie nesaugo savo ir svetimų gyvybių. Pažiūrėkit, niekdariai su atvirom durim važinėja. Vos nepartrenkia žmogaus. Ir visa tai tik todėl, kad jie neužsidėjo žieminių padangų. Su jumis buvo Oruolis Tomis. Ir čia Žiburio žinios. Ar gerai? Gerai! Oi gerai! Oi gerai, gerai! Oi gerai! Tai tu jau filmavai? Ir dabar filmuoja. Tai tas pats kaip per mokytojų dieną, aš net nemačiau, kad filmuoja, tik ant to kelių